Что не понимаю, gal geriau išsigrynint su tom siūliu. Ką? Aš irgi siūliau atiduoti kažkada už dyką, tik jiems reikėjo patiems atvažiuoti pasimt, bet sakė, parašys, taip ir nebetrašė. Nu tai. Aš tikrai irgi nelaikysiu namie ilgai, jeigu man vietos trūksta. Nu, tai va. Šiaip aš esu kaupikė daiktų. Aš tos daiktus laikiau gal porą metų. Laikas buvo prasivalyti. Jam gimčiau vaikas. Gerai, raminamės, su manim kalbam. Labas. Kiam 8% matelė. Kiek aš šio laiko laivo darau? Pažiūrim. Kram 8 minutės, nu dar nedaug. Kalbam. Tik kad jūs tarpusavį kalbat. Gali be kada iššokti temą. Tai žinoj, kad man sunku iššokti temą. Aš pavyzdžiui, kai irgi realybė, kai žmonės kalba, jie atranda kokią temą, o tu kažkaip galvoji iššokti, bet tu neatrandi žodžių, kaip iššokti tą temą. Man, pavyzdžiui, taip asmeniškai, aš niekaip negaliu nuįlysti į tą temą, kurį žmonės šneka. Kiek šilumos dabar ten? Kur? Tik kad aš Panevėžio rajone dabar. Вообще похуй, Лендериле. А iš kur tu вообще, Jurga? Kupiškis. Nu, už Kupiškio, biški. Už Kupiškio. Nes nenustatau tavo lokacijos. Vieną kartą Utenoj. Aš Utenoj buvau dėl darbo, bet man nepatiko darbas. Kaip su darbais? Nieko gero. Tik kad būna, kad parašai dėl darbo, kai kuriam žmonėm paklausiai, pavyzdžiui, dabar paklausiai kiek metų ir nebeatrašo, tiesiog. Nu tai kaip susiras darbą, kai tau žmogus neatrašo ir tu nenormaliai negali susibendrauti, susikalbėti su žmonėmis. Nu tai baigsiu valaivą, jaučiu, pabandysiu paskambinti, bet jie ten dirba prie tų braškių, gal ten skina jos, nežinau. Sako, lėksim su draugais baisiai nusipusim, nu kas sako. Nu tai taip tame ir esmė, kad, nu tai, o tai kaip žmogus turės patirties be darbo, nu tai gerai, tu turi kokią profesiją, bet kas iš tos profesijos?